Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kalno pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Tai viešpatie žodis. Šiomis šventomis dienomis ne vieną kartą atnaujinome labai svarbius mūsų gyvenimo pažadus, įsipareigojimus. Be abejo, prisimename Velyknaktį, kai laikydami rankose degančias žvakes atnaujiname savo krikšto pažadus, krikšto įsipareigojimus, visa Dievo tauta, atsižadėdami blogio, atsižadėdami nuodėmės ir viso to, kas su jie yra susiję, kas neša mirtį, neviltį ir kitus panašius dalykus. Ir išpažinome mūsų tikėjimą į vieną ir triasmenį Dievą,
ir Jėzų Kristų, Dievą tapusį dėl mūsų žmogumi, dėl mūsų mirusį ant kryžiaus ir prisikėlusį, esantį su mumis. Ir tą nuostabų įvykį švenčiame šiame Velykų aštuondienyje. Kunigai didįjį ketvirtadienį taip pat atnaujiname mūsų pažadus, mūsų įsipareigojimus, vyskupui užduodant klausimus. Vėlgi kartuojame tai, ką sakėme savo šventimų dieną, tai, kam įsipareigojame visam gyvenimui, atnaujinome Viešpaties akivaizdoje tą šventą dieną, kai minėjome kunigystės įsteigimą, Eucharistijos įsteigimą. Bet šiandien pirmajame skaitinėje taip pat girdėjome klausimus, kuriuos uždavė jau nebe vyskupas, bet tie klausimai buvo užduoti vyskupams, popiežiui, Petrui, pirmajam popiežiui, ar ne? Ir tuos klausimus uždavė tautos vyresnieji, kieno vardu ir kieno gale tai padarėte. Ir brangiai galvoju, kad turbūt vienokiu ar kitokiu būdu, kiekvienam iš mūsų, bet taip pat ypač kunigam, šį klausimą taip pat užduoda gyvenimas. Ne tik tai Velyknaktyje, ne tik tai didįjį ketvirtadienį, bet kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Vienokiu ar kitokiu būdu esame klausiami, kieno vardu ir kieno gale tu dirbi, kieno vardu ir kieno gale tu veiki. Natūralu, kad esame visi kviečiami prisimti asmeninę atsakomybę ir šiais laikais, ko gero, kai kada tikrai pasigendam dėl to, kad nedrąsu, dėl to, kad sulauksi labai daug kritikos ir nekartą turbūt norisi prisidengti kažkokiu tai, pasislėpti tarsi už minios, už bendros nuomonės, už demokratijos, kaip dauguma nubalsavo, tai taip ir bus. Tai taip, daugeliu atveju iš tikrųjų tas yra reikalinga, tas daugumos sutarimas ir panašiai, bet esam reikalingi ir tos drąsos imtis asmeninės atsakomybės. Tas taip pat yra labai svarbu, bet kaip ir visada, kai eini keliu, yra pavojus nukrypti į vieną ar į kitą pusę, į vieną ar kitą kraštutinumą. Tai kartais tas galbūt ėmimasis asmeninės atsakomybės, kai kada gali mus nejučia pastatyti tarsi į pasaulio centrą. Ir tada jau jaučiam tą galią, kurią turim ir pamirštam, iš kur jinai ateina. Ir pradedam veikti labai savo gale ir savo vardu. Bet šios dienos mums ypatingai ir dar kartą primena ir mums visiems krikščionėms, taip pat ypač kunigams, veikiame Jėzaus Kristaus vardu ir veikiame Jėzaus Kristaus gale. Ką tai konkrečiai reiškia? Turbūt daug dalykų galėtume apmastyti, aptarti, bet vienas, kuris ateina į galvą, veikiant Kristaus gale ir Kristaus vardu, kada mes iš tikrųjų tai darome, tuo vardu veikiame. Kai teikiame Viešpaties dovanas Dievo tautai, kurių ši tauta kitų būdų kaip ir negalėtų gauti. Ta pati Eucharistija, šventos mišios, sutaikinimo sakramentas, Dievo gailestingumo nepaprastai svarbi dovana ir visi kiti sakramentai, kuriuos mes kaip kunigai teikiame Jėzaus vardu ir Jėzaus gale. Tos Dievo dovanos ateina per mus, bet jos tikrai neateina iš mūsų, jos ateina iš Viešpaties. Ir tai yra pats didžiausias, svarbiausias dalykas, kurį mes galime dovanoti Dievo tautai, kurį leidžiame Dievui dovanoti per mus. Daugybė kitų dalykų, darbų, kurie taip pat yra reikalingi ir kurie taip pat gula ant kunigo pečių. Administravimo įvairūs reikalai ir kunigai gerai žino, ir statybos, ir remontai, nesibaigiantys tie rūpesčiai. Taip visą tai taip pat yra labai svarbu. Tačiau ta pati svarbiausia, patys didžiausi dalykai, kuriuos mes kaip kunigai galime ir turime duoti Dievo tautai, bažnyčiai, yra būtent tie, kurie savotiškai yra, kitą kartą tarsi nepaliečiami ir neregimi.
Dievo gailestingumo, Dievo malonės dovanos. Ir tam, kad iš tikrųjų tas dovanas teiktume, kad atliktume savo kaip kunigo tarnystę, kaip kunigo pareigą, taip turime to nepamiršti ir tam skirti dėmesio ir laiko, bet ir turėti tokį paprastą nusiteikimą. Pirmiausia, suprantu Viešpatie, kad tai ateina iš tavęs. Stoviu tavo akivaizdoje, turbūt galėtume sakyti basomis kojomis, su tokiu nuolankumu, nusižeminimu ir dėkingumu Viešpačiui pirmiausia, už jo duotą man pašaukimą, už parodytą pasitikėjimą ir už tas visas dovanas, kurias jisai nori duoti per mane žmonėms, bet taip pat ir stovėti basomis kojomis ir prieš tuos konkrečius žmonės, kuriems kaip kunigai patarnaujame, skelbdami Dievo žodį, teikdami sakramentus, nes kiekvienas žmogus taip pat yra slėpinys, taip pat yra gyvojo Dievo šventovė, kurią tik vienas Dievas pažįsta pilnai ir kurio mes niekada nepažįstame pilnai ir ypač jeigu jį žvelgiame tik iš aukšto. Tai va toksai žvilgsnis į Dievą ir į žmogų, žvilgsnis ateinantis iš širdies, kurioje yra atjautos, meilės, vėlgi tie dalykai, kurie ateina iš Dievo. Ir prisimenu popiežių Pranciškų šiomis dienomis, natūralu, kad mūsų dėmesys krypsta vienaip ar kitaip į jį, prisimename jo darbus nuveiktus, jo žodžius. Ir šiame kontekste prisimenu, kai jisai būdamas Lietuvoje 2018 metais Kauno katedroje kalbėjo susirinkusiems kunigams ir vienuoliams. Ir jisai būtent kalbėjo, kiek pamenu, apie tą kunigui. Labai svarbu, kad kunigas turėtų tą gailestingą ir mylinčią širdį, atjaučiančią širdį, žmonės mylinčią širdį. Ir kaip dabar prisimenu, tiesiog tikrai nežiūrėjęs, neieškojęs tų tekstų kažkur, bet jie kažkaip išliko atmintyje, išliko širdyje, sako, jeigu jauti, kad to neturi, būna, kad gyvenimas taip atveda į tokią situaciją, kad apie kokią dar ten meilę kalbėti ar kokią ten meilę jausti. Dar gerai, kad nepradedi kažkokią ten ugnimis spjaudyti, tikrai jau ne meilės ugnimi. Iš kur tos meilės paimti? Ir popiežius Pranciškus sako, eik prie tabernakulio ir prašyk. Melskis. Melsk Viešpatį tos meilės. Melsk, tiesiog maldauk. Kaip išmaldos, kaip Elgeta galbūt kitą kartą. Eik ir prašyk ten. Be abejo, visi kiti dalykai, kurie padeda mums atgauti pusiausvyrą, taip pat yra svarbus, bet turime nepamiršti ir šito pagrindinio šaltinio. Kieno vardu ir kieno gale mes galime mylėti Viešpaties. Ir Evangelija šiandien taip tikrai įspūdingai kalba apie mokinius visą naktį praleidusius žvejojant, pavargusius, nemiegojusius. Ir ypač išvargina tai, kai nematai rezultatų, kai tinklai tušti, nors mėtė juos į kairę ir į dešinę visą naktį. Tinklai tušti ir nieko nebeturi. Tikrai turbūt ir kunigo gyvenime, ir ne tik kunigo, tenka tokius dalykus išgyventi. Tikriausiai ir ne kartą. Ir štai tada tas susitikimas su Viešpačiu, būtent tada, po bevaisės nakties, kai esi toks išvargęs, kai atrodo viskas kažkaip žlugia, nėra jokios vilties. Ir štai tada išgirsti, sutikti jį ir ateiti prie jo. Vėlgi dėl jo žodžio užmesti dar kartą tinklus. 77 kartą, ar nežinau kurį ten kartą, bet dėl jo žodžio užmesti tinklus ir pamatyti, kad jie yra pilni. Vėlgi, kaip popiežius Pranciškus, Evangelijai Gaudium enciklikoje, taip gražiai yra vienoje vietoje pasakęs, kad kai kada mes tų vaisių patys ir nematysime. Ir čia apie kunigus kalbant, bet ir apie kiekvieną krikščionį, sako, tavo malda, tavo kančia, tavo auka, kartais atrodo, ką tai keičia pasaulyje, bet tu nežinai, kur, kokioje vietoje ir kokiu laiku tavo tikėjimas, tavo malda neša ir brandina vaisius. Tiek kunigo tarnystėje, tiek ir kiekvieno iš mūsų tarnystėje.
Nežinai, kada tie tinklai prisipildys ir ar tu prie to prisiliesi, ar kažkas kitas tą turės, tą džiaugsmą stebuklingos žvejonės, nesvarbu, tikėk, pasitikėk. Na ir Petras, pamatęs, galiausiai atpažinęs Jėzų, palieka visus tuos tinklus, visus tuos pagaliau pasiektus rezultatus, meta viską, šoka, negali sakyti, kad šoka iš bažnyčios ir į ežero bangas ir plaukia prie Jėzaus. Didžiausias turtas jis yra viešpats ir Dievas. Tas, kurio galia ir kurio vardu visą tai darome, ką turime daryti, jeigu iš tiesų darome. Einame prie jo, plaukiame prie jo su savo žūklėstais vaisiais, rezultatais, ar kitą kartą ir tuščiomis rankomis. Einame prie jo laužo, vaikeliai, eikite šiandien pusryčių ir galbūt kitą kartą ant to laužo tiesiog galim padėti viešpatie sudegint mūsų nuovargį, mūsų nusivylimą, mūsų kartėlį, cinizmą, nežinau, kokiu tik dalykų kartais širdis neprisipildo. Viešpatie, ant to tavo meilės, tavo gailestingumo, tavo kantrybės laužo tegul sudega visi šitie dalykai. Bet viešpats taip pat ant to laužo padės ir vieną ar kitą žuvelę, kurią sustiprins mūsų jėgas. Vaikeliai, ateikite šiandien pusryčių. Tai ir ateiname šiandien čia prie viešpaties, mes visi turintys dalę jo kunigystėje ir toje per sakramentą, šventimų sakramentą gautoje kunigystėje ir toje, kurią per krikštą kiekvienas gavome visuotinėje kunigystėje. Visi ateinam prie viešpaties, tegul jis mūsų savo meilę ir savo gailestingumu sustiprina ir atgaivina. Amen.